Ingrida Sutkienė – išskirtinė choreografė, jau daugiau kaip 30 mečius vadovaujanti šokių studijai Karuselė Vėžaičiuose. Jos veikla – tai ne tik šokio pamokos, bet ir ištisos kartos vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų ugdymas, meilės tautiniai kultūrai puoselėjimas. Tad nenuostabu, kad šiemet metų kultūros ir meno darbuotojo premija įteikiama būtent Ingridai, ne tik už pasiekimus, bet ir už tai, kad kiekvieną dieną ji kuria erdvę, kurioje vaikai auga, bendruomenė stiprėja, o šokis tampa gyvenimo dalimi. Dėl savo kelio aš esu dėkinga likimui, nes visai neplanuotai atsidūriau šitoje srityje. Mano pirmoji pažintis su šokiu prasidėjo Lapių mokykloje, ten buvau laikinai pavaduojanti mokytoja ir užsimezgė glaudus ryšys su mokiniais. Kalbėdama apie ilgametę patirtį šokyje, pedagogė graudinasi. Ji pasakoja, kad tai kur kas daugiau nei darbas. Vaikų degančios akis, jų nuoširdumas, jų atsakingumas, jautrumas. Jie man visi labai brangus, tai mano vaikai, mano šeima. Aš labai džiaugiuosi juos turėdama. Aš šiuo metu turiu ir moteryčių grupę. Jomis taip pat be galo džiaugiuosi, jos man labai padeda visais klausimais, pataria. Ingrida nepaprastai atsidavusi pedagogė, kurios vadovaujamos šokių grupės garsina Klaipėdos rajoną ir Lietuvą tiek šalies, tiek tarptautiniuose konkursuose bei festivaliuose. Jos choreografija – tai tiltas tarp tradicijos ir šiuolaikiškumo, tarp baroko elegancijos ir lietuviško liaudies šokio gyvybės. Pedagogės ugdytiniai žino, scena nėra tik vieta pasirodyti, tai ir erdvė augti kaip žmogui. Pagrindinė savybė turbūt yra atsakomybė, nes jie dirba kolektyve, yra komanda ir jie kiekvienas neša tą atsakomybę už bendrą pasirodymą. Ta atsakomybė irgi susideda iš daug detalių, tai ir lankymas repeticijų, ir technika, ir įvaizdžiai. Būdami kolektyve pas mus šoka nuo istorinių iki folklorinių šokių. Tai taip pat vaikai į gyvenimą išsineša tiek istorijos dalelę, tiek papročių, tiek patriotiškumo. Karuselės vadovę vertina ne tik kolegos. Ją myli vaikai, gerbia tėvai, o žiūrovai kiekviename pasirodyme atpažįsta jos kūrybos braižą – nuoširdų, estetišką ir kupiną prasmės. Tačiau patys svarbiausi ir ko gero nuoširdžiausi žodžiai skamba iš Ingridos šokėjų lūpų. Jinai mumis rūpinasi, jinai nori visada, kad mes gražiai pašoktumėm. Ir jeigu kažkas blogai atsitinka, visada paguodžia, visada paklausia, kas atsitiko. Tikra mama. Su vadove Ingrida nepražūsim niekada.